Dažnai lankytojai sako, čia jūs užsiimat moteriško amatu. Taip sakau, paskutinės kartos daugiausiai dirbo moteris. Šiuo metu dirba Rumšiškių liaudies buities muziejuje. Ta profesija vadinosi Atkočius. Tos lietuviškas pavardės Atkočius, Atkočiūnas kilę nuo šito amato. Kaip siuvėjas Kriaučius, bet siuvyčiaučius, tai čia Atkočius. Viduramžiais Vilniuje buvo 13 audimo cechų, kur virš 100 vyrų dirbdavo. Nes Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė buvo didžiulė aprengti ją. Pirmuosius tuos Atkočius, ypatingai tuos, kurie ten jau ausdavo į dvarus, tiesiog siųsdavo į užsienį stažuotis. Arba vėlyvaisiais viduramžiais šitie Atkočiai būdavo atsivežami iš vakarų Europos. Pirmosios mechaninės audimo staklės, kur pati šaudyklė pralėkė 8, tai labai įdomiai irgi radau profesorių Dundulio monografijoje, kad buvo atvežtos ne į Vilnių, o Kaišiadorių rajone, net prie Žiežmarių yra Mūro-Strėvininkų dvaras, būtent į tą Mūro-Strėvininkų dvarą buvo atvežtos pirmosios tos mechaninės audimo staklės. 33 metais prie Kėdainių 3 vyrai buvo atsidarę tokią artelę, kur audė šitas didžiasis gobtinės skaras. Didžioji gobtinės skara vien tik tai audinio kažkur tai apie 1,60 m, net ir daugiau, dar plus putai tai yra ką peršauti. Sėdint staklėse reikia perslinkti nuo vienos staklių pusės iki kitos. Tai ir su ilgom rankom yra ką pamosikuoti.